Šiandien, lapkričio 19 diena, nerūkymo diena. Taigi, mes jaunimo organizacija Darbas klausinėsime Raseiniškių, ką mano apie rūkymą. Pasta. Apie rūkymą. Ne, tada nerūkau, nežinau nieką. Panelės daugiau rūko negu vyrai. Kiek matau, vis panelės rūko daugiausiai. Ar rūkate? Ne, nerūkau. O ką manote apie rūkančius žmonės? Nu, negerai. 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 Reikia galvoti apie sveikatą. Ar rūkote? Ne. O ką manote apie rūkančius žmonės? Kad kenkia jų sveikatai. Ar jūs rūkote? Taip. Kas paskatino jūs rūkyti? Nežinau. Iš nervų gal. O nuo kelių metų pradėjote rūkyti? Nuo 18. Ar rūkote? Ne. O ką manote apie rūkančius žmonės? Aš manau, kad jų reikalas. O kokį patarimą galėtumėte duoti rūkantiems žmonėms? Nu, mano vyras nerūko, tikriausiai ir vaikai nerūko, ir aš nerūkau, mūsų visa šeima nerūko. Ačiū. Nu, tai patarčiau nerūkyti, pinigus taupyti. Ar rūkote? Ne, Ką manote apie rūkančius žmonės? jų reikalas, kaip nuo jų priklauso, ar nori, ar tai ne. Ką galėtumėte palinkėti rūkantiems žmonėms? Kad nustotų rūkyti, geriau pakeista ir kokius saldainius. Ar rūkate? Ne. Ką manote apie rūkančius žmonės? Blogai. O ką palinkėtumėte jiems? Nerūkyt. Ačiū. Sėkmės. Ar rūkote? Ne, Ką manote apie rūkančius žmonės? nežinau, nemoku rūkyti, niekada nerūkiau, nieką negaliu pasakyti. Nesveik rūkyti. Ar rūkote? Ne. Ką manote apie rūkančius žmonės? Tai jų teisė, jų pasirinkimas. Ką galėtumėte palinkėti rūkantiems žmonėms? Keiskite pasirinkimus, meskite. Ar rūkote? Ne, nerūkau, džiaugiuosi jau metus nerūkau. Ką manote apie rūkančius žmonės? Tai, kad blogai daro, tai ir manau, kad nesveika. Ar yra kitokia nuomonė, jūs manot, kad gerai? Ne. Ką galėtumėte palinkėti rūkantiems žmonėms? Palinkėti to, ko ir savo linkėjau, pagaliau nerūkyti. Vienas linkėjimas, negi galėčiau linkėti joms blogo. Visiems linkiu gero, nerūkyti, sveikatos. Ar rūkote? Ne, O jūs, ponas, ar rūkote? O ką manote apie rūkančius žmonės? Blogai. Ypatingai apie jaunas panelės. Ką galėtumėte palinkėti rūkantiems žmonėms? Geriau saldainių nusipirkti ir valgyti. Daugiau nieko. Ar rūkote? Ar rūkėte vaikystėje? Prieš 50 metų. Kas paskatino jūs rūkyti? Ko paskatinė rūkymą, durnystė, piemenų darbai. Ką galėtumėte palinkėti rūkantiems žmonėms? Prašau laimingi būti tie, kurie nerūko. Ar rūkote? Taip, Rūkote? O kas paskatino jūs rūkyti? nežinau, O žinote, kad tai kenkia sveikatai? žinau, O ką patartumėt kitiem rūkantiems žmonėm? kad nerūkytų. Ar rūkote? Rūkau. Kas paskatino jūs rūkyti? Oi, vienas laiks jau, kai rūkau. Nuo armijos. O ką patartumėt kitiem rūkantiems žmonėm? Nu, čia kaip žmogus, kaip nori, geriau nerūkyti. Ar rūkote? Nerūkau, jį nepatarčiau. O ką manote apie žmonės, kurie rūko? O tai blogai, vėžių susirgs. O tai ką patartumėt jiem? Iš vis nerūkyti, žalingas įprotis yra. Ar rūkote? Ne. O ką manote apie žmonės, kurie rūko? Aš prarūkiau 40 metų, taip kad šitas mano nuomonė apie rūkorius labai bloga. O ką patartumėt tiem žmonėm? Mes be abejonės rūkyti. Gerai, tada Pirdos valios ir Ar rūkote? Ne, nerūko. O ką manote apie žmonės, kurie rūko? Asmeninis žmonių pasirinkimas, bet manau, kad ateityje kažkada vėliau gal jauni nejaučiam, bet vyresni ko gero pajaus, kad pasigailės tokio savo pasirinkimo tiek išvaizdos, tiek sveikatos atžvilgių. O ką patartumėt tokiem žmonėm? Susimąstyti anksčiau, kol dar nejaučia problemų, nejaučia, kad galbūt dantukai geltoni, galbūt oda raukšlėjasi, galbūt anksčiau pasens, reikėtų anksčiau susimąstyti apie sveikatą.